is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep it Kągi ir vėl susitikom galiausiai. Pajudame iš lietuvėlės, susikrovėm šmutkės pagaliau. Šiaip pakalbėjom, kad belenkaip keista yra, kai supranti, kad į Prancūziją taip pat šmutkės krovėmės realiai prieš metus. Atrodo, kad Prancūzija buvo prieš pusmetį geriausiu atveju. Tėtis mano sakė, reiškia, buvo įspūdingi metai su daug įvykių ir gerai, reiškia, prabėgo, jeigu greitai. Kas gero nutiko nuo Prancūzijos, tai pasikeitėm kategoriją, susitvarkėm visus popierius, praėjom technikinę. Kai ką matėte, turėtų matyti, o jeigu nežiūrėjote, tai pasakykit tiesiai šviesiai. Reikėt pažiūrėti. Pasipasakojom jums, kiek kainavo Prancūzija, kiek kainavo šiaip visas mikras. Čia būtų paskutinis vlogas. Ir dabar tram-pam-pam-pam išvažiuojam į Daniją. Aš labai įsivaizduoju kaip ir Eurovizija su vėliavėlėm, žinai, taip. Tai kodėl Danija? Tai Danija, o todėl... Jaučiu visi, kai mes pasakėm Daniją, jūs galvoju, nu gal ne visi, bet kai kurie, kai pasakiau draugam, kai kuriem tai tokie buvo, nu atrodo, kad nieks į Daniją nevažiuoja. Į Daniją? Įdomiai. Nu įdomu gal. Žinai, kai draugė nusidažo plaukus baisiai, žinai, ir sako, ar labai baisiai atrodo? Nu taip įdomiai, nu taip, nu... Įdomiai, tikrai? Nu įdomiai tai padaryta. Ne, aš tai šiaip esu belekaip, mes tai belekaip excited. Iš pradžių, kai tu man pasakei, kad Danija, tai aš galvojau irgi taip, nu tipo... O kas ten gera maždaug? Tipo, nu gerai, o tipo, o kas ten iš vis yra, tipo, čia, o važiuoja kažkas iš vis ten. Bet po to kažkaip pažiūrėjom, kad ten visai camper friendly yra šalis, kad tikrai žiauriai graži gamta, kad labai daug bus kranto, jūros, tai reiškia labai gražių dalykų, gamtos, kur ne jūra irgi labai gražu, kadangi važiuojam kai karšta ir kai yra tiesiog turistų pats pikas sezono, tai iš pradžių galvojom varyti į Italiją. Bet tada Italija iš tikrųjų užsidegė, ten ją užliejo ir dabar yra dar vis tas pikas, tai yra ir belenkaip karšta, kas mums nelabai tinka keliaujant su kemperiuku ir norint naktį pamiegoti prie normalios temperatūros. Tai atkrito ir tada išsirinkom Austriją, bet tada Austrija užpylė tiesiog. Bet Austrija jau tipo ne tai, kad išsirinkom, bet jau mes jau Austriją buvom absoliučiai pasiryžę. Jo, aš buvau maršrutą suplanavus. Ir to tiesiog per žinias pradėjo rodyti, kad Austrija, Slovenija ir biški dar Čekija, Kroatijos, biški dar Čekijos, tipo, belekaip užlyja, belekaip užpylė, tu prasme ten maždaug porą tiltų nugriuvo, žmonės buvo evakuoti iš kai kurių teritorijų, miestų ir mes taip tipo su Gabriel gal ne. Ten iki kelių vandens tipo vietom. Ir belekokios nuošliaužos gavos nuo kalnų, tipo uždarytos kai kurios teritorijos ir kas svarbiausia, aš ten išsiverčiau straipsnių truputėlį austriškų, tai panaši liūtis prognozuojama vėl, va šią arba kitą savaitę. Tai buvo, nu tiesiog ne. Tai va, tai atkrito ir tada pradėjom ieškot. Buvo vienas kriterijus, kad norim prie jūros ir kitas kriterijus, kad būtų normali temperatūra. Ta prasme, nu ne 30 ir ne 35. Tai išsirinkom Daniją. Atitiko visus mūsų kriterijus ir lekiam dabar.
Tourist times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Monika sakė, jum kamerą, noriu pasibėdavot. Nu, Atėjo dabar noras pasibėdavot didelis. Nes pažiūrėkite mūsų priekinį stiklą. Apsuk tiesiog jį, parodykim. Matos purvas. 4 valandos kely ir antiek yra purvinas stiklas. Aš tiesiog nebegaliu. Ką reikia daryti? Gal aš nesuprantu. Aišku, pas mus yra tokia problemėlė. Kai tu purški, dešinys labai gerai purškės, bet kairys kartais nelabai. Mums jau tvarkė vieną kartą, tu atsimeni? Mes tvarkėme. tas vienas užakęs yra Ten labai. tavo tėtis dar žiūrėjo, ten liktais jau prakrapštė į vis tiek, va dabar purškė. Ir važiuojam su tokiu langu, kur aš čia galiu matyti, aš nesuprantu, čia kliūtis kelyje ir čia plėmai ant lango. Turse, nu, ir gėda, ir bėda. We're soaring on top of the world. Atvažiavom. Pirmą nakvynę, jau pasiparkavom, jau sustojom, aš jau sėdžiu čia. Gabriė jau va tenais absoliučiai atsipalaidavus. Kažkaip labai sunkiai man čia vairavus, gal todėl, kad biškai ir atpratau ir dėjomės daiktus iš ryto. Nu, tokias labai sunkios dienas paskutinės prieš kelionės pasiruošimą, tai kažkaip tos tik tai 4 valandas pavažiavom, ne? Tai, bet man jos tokios ilgesnės buvo. Gal nori keistis? Ne, viskas gerai. Ne, bet aš tiesiog dabar, nu, tipo, vairuoju, bet dabar, kai pagalvoju, tai biškai taip jau tokia. Čia atradom tokią vietą, visai gal nieko, tuoj parodysiu. Čia va, kaip rodžiau, jau visiška princesė, kemperis iš už galo. Čia visiškai kaip mano senelis darytų, Coca-Colos butelį vanduo. Ir va, ir esam kažkur čia. Čia yra ežeriukas ir čia yra pora kemperiuko. Ten vienas mikras, čia vienas kemperiukas ir čia visiškai nemokama tokia prieiga. Tokia aikštelė, nežinau. Va, kažkas tokia. Tai pasiparkavom ir šiandien čia praleisim nakvynę. Visai normaliai čia viskas atrodo. Susiradom per tą programėlę. Vandenukas buvau pasižiūrėti, tai nėra, kad labai gražus. Švarus atrodo. Nu, čia ežeras šalia miesto visiškai, tai gal ir normalu, kad jis nėra toks labai jau super duper švarus. Tai vat, 2,5, 2,6 kepina, kad Lietuvoje, kaip ir Lietuvoje, nieks nesikeičia Lenkijoje, tik tai valandą anksčiau prasisuko, tai noriu miegoti jau 7 valandą realiai. Ne, 8. Labas rytelis, kaip sakant. Orelis superinis atrodo, kaip matot, negavom originalių uždangalų, tai visgi naudojame savadarbius dar vis šioje kelionėje. Ir manau, kad po šitos kelionės gal tikrai gausim normalius, bet dar pažiūrėsim. Karšta dienelė, dabar gal tik tai apie kiek čia 9:30 ryto, bet jau kokie 2,5, 2,6. Labai karšta, bus apie 30 vėl, tai pavalgiam pusryčius. Vėl šokam į tą pačią rutiną. Labai faina, labai ta mikro rutina kitokia. Šiandien pamėgom kokį 10-11 valandų, man atrodo, biškį pailsėti po tų visų skubėjimų ir lėkimų paskutiniam dienom. Tai biški patinimas ant veido, bet žodžiu, dedamės daiktus, atsigeriam kavos ir varom į tą bunkerį. Ir tada žiūrėsim. Įvažiuoti truputį eilė yra populiaru, turiu pasakyti. Tai laukiame. Daug turistų, daug kemperių visokiausių. Buvo 2 kemperiai, kai atvažiavome, eilėje čia laukia didžiuliai tokie.
Tai vat, atvykom į kemperį, į bunkerį ir ten lengvųjų mašinų aikštelė, o čia turime kemperių aikštelė arba va tokių mikriukų kažkokių mūsų, va ten va, pats nukelis matos. Tai atskirai padaryta, po medžiais, daugiau biški vietos, dar čia elektros ir vandens yra, bet čia, man rods, galima tiesiog nakvoti, jeigu nori, bet mes tik tai pasiparkuojam ir einam žiūrėti, kas ten gero, šiaip žmonių dafiga. Aišku, šiandien yra sekmadienis, tai ko norėtų. Tai biški bus, manau. Čia yra bunkeris svečių ir čia pats gyveno ponas, gyveno, sakysim jo pavardės. Ir čia susprogdino jie patys kažkaip prieš evakuodamiesi. Tai va čia tiek belikė, bet žodžiu, ten kažkur miegamieji, visa kita, bet čia mums negalima. Bet toks didesnis biški statinukas. Čia ir čia gyveno asmens sargybiniai, dar ten aukšto rango karininkai. Žodžiu, mes su Gabrielė kalbam, čia va dar vienas nenormalus bunkeris ir kalbam, kad kažkokia emocija čia tai tokia, nežinau, juoda kažkaip. Energija tokia labai tamsi. Čia jau pats didžiausias bunkeris, kur gyveno, jisai vienas pats, man atrodo. Tiesiog vienam pačiam va, tiek vietos. Milijonai sluoksnių kažkaip biški paranojiškai, man atrodo, gan. Bet ir tokių gal jų 6-7 ir svarbiausia žmonės gyvena va po vieno tokiuose. Be langų, be gryno oro, žodžiu, be nieko. Ką tik baigėsi mūsų turas, tai žodžiu, žinokit, maksimaliai rekomenduojama, ne? Yes. Labai geras, labai patiko, labai ir laiko atžvilgių labai toks praeini ir pamatai viską, ką reikia ir nėra, kad labai kažko daug ir tingi jau skaityti, tai tikrai labai geras. Labai rekomenduojam pasimti audio gidą, nes tas lentas tingi skaityti ir... Ne viskas parašyta. Jo, ir ne viskas parašyta, šiaip tikrai įdomių visai dalykų papasakoja ir jisai tik 2 eurus kainuoja. Ir lietuvių kalba dar yra, taip... Jo, lietuvių kalba, tai labai faini, tikrai verta aplankyti ir verta pažiūrėti. Pritūpus, ką tu? Grįžom į mašiniuką savo, žodžiu, iš po tos ekskursijos ir... Belia kaip norim valgyti, pasižiūrėjom čia šalia tokia viena vieta, kur pyragėlius ir kavą pardavinėjo, kita vieta, ten tokie maždaug siurbiniai puodai sudėti su samčiais ir musės aplinkui vaikštai ir tipo maždaug valgyklas, tipo, nu, pasisemk, žinai, jeigu nori ten pasisriepk, bet čia tai viskas okei, bet kad viskas musės aplinkui tokia nutaškyta, nuvaryta, tai taip galvojam gal... Kažkaip nekelia švaros ir kokybės jausmo. O kai mes su savim tuliko neturim, tai po to problemų nesinori po to, jo, žinot, kad būtų kokių emergency. Tai Gabri kažką čia dabar biški dar, žiūrėjau maršrutą ir žiūrėjau, kur čia stoti ir ką čia dabar daryti, belia kaip yra karšta ir jau yra 3 dienos biški, toje ekskursijai užtrukom gal ilgiau negu aš tikėjaus asmeniškai. Buvo labai įdomu prieš. Buvo labai įdomu, jo, bet užtrukom ilgiau ir dabar ta prasme, klaustukas, ar varyti Gdanską ar ne. Ne, šiaip Lenkija, nu, mes norim tipo, pamatyti tik tai svarbiausias vietas Lenkijai, nu, ne tai kas svarbiausias, bet vat, palei tą visą kraštą, kuriuo važiuojam, palei pajūrį, pamatyti, kas įdomiausia, kas gražiausia. Tai Gdanskas, tipo, nu, gražus labai miestas, bet ar jis toks gražus, kad dabar bandyti lėkti iki jo 3 valandos kelią, tada ten kažkur bandyti ieškoti nakvynės, miegoti, nemiegoti,
pasivaikščioti mieste ir tada kažkur mieste ten bandyti nakvoti arba sėsti mašiną vėl važiuoti kažkur kitur. Ar ant tiek gražus Ar ant tiek gražus yra Gdanskas? Tai va, tai dabar sėdim ir galvojam ir kažką toj nuspręsim, kažką toj pagalvosim, pažiūrėsim, pavalgysim, biškai bus daugiau energijos ir informuosime. Nervuojas? Ko? Mieste visą laiką. Mieste nevažiuoji taip, žinai. Nu, atvykom, prie tokių brolių stovėsim didžiųjų. Į aikštelę rado Monika for free ir 500 metrų nuo pagrindinės Gdansko aikštės. Ar gali būti kas geriau? Negali būti geriau. Labai nice, toksai net, sakykim, su žolė biški, su tokiu taku šalia, tai toks net nesijauti kaip parkingė kažkokiam, o tikrai tokiam visai nice vietoj. Tai va, persirengiam pupas. Va. Ir lėksime dabar pavaikščioti Gdansko centro, pažiūrėti, kas čia gero. Monika. Ten yra pagaliukų visokių ir šaukštelį atnešti. Vėlgi vaizdelis, ko valgėm savo vaflis ir išsitriliojom kaip šunis. Tiltas pakeltas. Va, laivukai plaukia, bet tiek aukštai iškėlė, eikti savo net nesimato. Va. Ir aišku, vandens dviratukas iš galo. Irgi gal praplauks. Tai va. Nu, skanus vafliai buvo. Nuliktais jo. O aš? Nu, tai dabar kaip ir biškai įstrigom realiai, nes... Bet galvojom, kad čia greitai kaip Prancūzijoje. Ten 5 minutės pakėlė. Pravažiavo 3 laivai ir viskas. Na. O čia 25 minutės pakelia, tada 25 minutės plaukia laivai, 5 minutės nuleidžia ir 25 minutės vaikšto žmonės. Ir vėl tas pats, vėl pakelia, vėl 25 laivai. Nu, karoči, tai kiek čia liko? 20 minučių mums dabar laukti. 2. Tai kaip čia tą laiką prastumsi, jeigu ne taip? A ne? Nu gerai, gal ir neblogai, kad jūs čia nubalsavot, kad verta visgi varyt. Biški upė negraži, tik tais. Nes labai gražu, tik tais, aišku, čia biški, bet, šiaip tai tikrai wow. Ir beje, praplaukė laivas, kol sėdėjom šampę gėrėm iš Smiltynės. Nu, tai sveiki tautiečiai. O mūsų mašina stovi už to rato 5 minutės paėjus. Tai realiai tiesiog centriukį chatą savo pasistatėm. Ir varom dabar. Švęsti. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Sveiki, šiandien bus jūsų gidė. Esame Mariatsko gatvėje. Čia yra turi tokį ypatingą bruožą tą gatvę. Va, kaip matote, yra daug visokių tokių gyvūnų, iš kurių eina lietvamzdžiai, iš kai kurių neina, bet žodžiu, kai čia labai stipriai lyja, tai čia tokios formos lietvamzdžiai pas juos padaryti, realiai iš jų burnų tada bėga vanduo. Ir dar šioje gatvėje yra žymi dėl savo gintaro parduotuvėlių. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it. Pajudam, Monika, pajudam. Tai yra 8 vakaro, Lietuvoje 9, o mums jau, biški taip jau
Kas yra, aš nesuprantu, ir bėda. Kažkokios bobutės palikė biškinį. Ne, Ir dar miegojom šiandien iki nežinia kiek. Režimą reikia biški Nu taip, įsivažiuoti. persuksim. Tiesiog Chebra čia turi vandens tramvajų. Valgiam. Dar po maisto atnešė biški tokių gerimukų skanių po stopkutę. Mes geriam, ten šnekam. Sakau, pala, Monika, bet tai tuoj tiltą uždarys vėl pusvalandžiui. Tai dabar skutam staigiai link tilto, nes mes jau mums miego laikas seniai atėjęs. Opa!